Lyginant F900 GS su senesniu modeliu 850, labai juntamas yra motociklo lengvumas. Nors ant popieriaus kilogramų skirtumas yra mažas, bet valdant motociklą tikrai jaučiasi, kad jisai yra gerokai lengvesnis už savo pirmtaką. Antras momentas, kuris yra labai svarbus, šildomos rankenos, ypatingai kelionėse, jeigu turite žemesnės negu + 10 laipsnių temperatūras. Kitas momentas – stikliukas. Priekinis stikliukas off-road yra nuostabus dalykas, kai jis yra žemas, netrukdo, nesiremia į šakas, bet esant žemose temperatūrose, važiuojant didesniu greičiu, oro pasipriešinimas yra žymiai didesnis, žymiai daugiau triukšmo į šalmą, todėl ilgose kelionėse pasvarstykite užsidėti didesnį stikliuką. Sekantis labai didelis pagerinimas – pakaba. Skirtumas yra diena ir naktis ir aš pats daug metų turėjau 850 Adventure modelį ir lyginant su F900 pakaba jaučiasi žymiai geresnė. Bakas. Tiesą sakant, bijojau, kad 15 litrų bako gali Maroke neužtekti. Jeigu važiuosite labai stipriai į pietus, tai gali tapti problema. Daugiau šiaurinėje dalyje ir jeigu važinėsite daugiau asfaltuotais keliais, bakas nėra problema ir jūs galite drąsiai veikti 250–300 km. Turbūt tokie būtų mano pagrindiniai pastebėjimai apie šį BMW F900 GS.